rungtynėse su serbais. 34 įsimetė rusams, o dabar Lietuvos rinktinės greita ataka. Linas Kleiza ir pražanga. Būtent metimai iš toli. Visi keturi skriejo pro šalį. Kirkas Penny, jo metimas netaiklus. Pocius pirmas prie kamulio. Linas Kleiza jau buvo po krepšiu. Truputėlį suvėlavo. Dabar žvilgtelėti į priekį Martynas Pocius ir žinoma, tada jau reikia stabdyti šią ataką. Linas Kleiza iki galo. Taiklus Lino Kleizos metimas. Įsibėgėja ir Linas Kleiza po truputėlį pertraukos pelno taškus savo komandai. Pirmuosius šiame ketvirtyje apskritai naujosios Zelandijos ekipai. Linas Kleiza 2 taškai. 35 Roberto ir toko koja lede ir tikrai iki pertraukos jis aikštelėje nepasirodys, jeigu įvykiai joje klostysis taip, kaip klostysi pastaruoju metu. Galbūt Roberto ir toko šiandien ir nereikėtų. Bei žvaigždžių šioje komandoje nėra ir kartais tai būna trūkumas dėl to, kad tie patys geriausi naujosios Zelandijos krepšininkai nesusiduria su rimtomis problemomis lygoje ir neturi labai didelės tokios tarptautinės mirties. Mantas Kalnietis. Linas Kleiza. Jonas Mačiulis ten grūmėsi baudos aikštelėje ir pražanga. Pražanga Aleksui Pledžeriui. Krepšininkai 5-57. Mantas Kalnietis. Jonas Mačiulis. Tose rungtynėse dar kito. Graikijos persvara prieš Kinijos rinktinė taip pat nedidelė. 62-56. Tadas Klimavičius, Jonas Mačiulis. Gauna kamuolį Linas Kleiza baudos aikštelėje, prašoka Mika Vukona ir Linas Kleiza. Išmesti kamuolį. Suspėja padaryti tai Linas Kleiza ir pataiko iš 3 taškų zonos. Linas Kleiza, puikiai Lietuvos. Kleiza. Žaidžia 1 prieš 1, dabar prieš aukštesnį, bet netokį greitą krepšininką ir įveikia Linas Kleiza. 7 našumą. Čia jau jis kol kas nepalieka tos ramybės, kuri galbūt buvo įsivyravusi po 2 kėlinių per ilgąją ir didžiąją pertrauką. Linas Kleiza apsigynė Lietuvos komandą. Lino metimas pusiau tokiu puskabliu apsisukė. Ir gražus, toks greitas krepšinis šios dienos rungtynėse. Klaida gynyboje, Kirkas Penny. Gerokai yra pavargęs, jeigu nepataiko štai tokio metimo. Martynas Pocius, jo perdavimas Linui Kleizai, dėjimas iš viršaus ir tai yra gražus. Iki 13 šios dienos rungtynėse didžiausias Lietuvos rinktinės pranašumas buvo, jeigu neklystu, 17 taškų persvara.